Sveiki, mėlyjeji! Jei gyvenate Palangoje, Klaipėdoje ar kitame pajūrio mieste, o galbūt atvažiuosite į ilgą savaitgalį prie jūros, kviečiu Jūs penktadienį, vasario 13 dieną, į mano paskaitą, kuri vadinsis "Kaip rengiasi deivės, aprangos, stiliaus, psichologija ir moterų archetipai". Šią paskaitą užsiėmimą vesiu Palangos kurorto muziejuje. Pradžia yra 16 valandą. Daugiau detalių galite sužinoti apsilankę Palangos kurorto muziejaus svetainėje. Na, o aš ruošiu šiomis dienomis labai gražią prezentaciją su skaidrėmis. Šį seminarą, kaip rengiasi deivės, vedu jau eilę metų. Kaip žinote, vedu ištisą mokymo kursą deivės kiekvienoje moteryje. Šiame kurse, beje, jisai prasideda šį trečiadienį, vasario 11 dieną, online, nuotoliniu būdu. Pradžia 6 valandą. Šiame kurse pasakoju apie senovės graikų romėnų deivių archetipus ir per šiuos archetipus žvelgiame į šiuolaikinės moteris. Deivių archetipai apsprendžia mūsų gyvenimą nuo gimimo iki mirties, mūsų kūno konstituciją, mūsų vertybės, mūsų šeimyninę situaciją, darbo karjerą ir daugybę praktiškai visus gyvenimo faktorius. Dirbdama su klientais, keliaudama po pasaulį, vesdama daugybę seminarų šią temą, surinkau labai daug informacijos apie tai, kaip skirtingų archetipų moteris renkasi vieną arba kitą aprangos stilių. Taigi, būtent apie tai bus penktadienio paskaita Palangoje. Beje, Palangos kurorto muziejuje šiuo metu yra eksponuojama Aleksandro Vasiljevo paroda. Tai yra senoviniai drabužiai, skirti būtent žiemos sezono metui. Ir labai simboliška, kad tokios parodos tiesiog kontekste aš vesiu užsiėmimą apie šiuolaikinės moteris ir jų drabužių stilių. Kalbėsiu ne tiek iš stilisto perspektyvos, kiek iš psichologinio požiūrio. Kaip žinote, esu psichologė, istorikė, egiptologė, aurosomos spalvų terapijos dėstytoja. Taigi paskaitoje mes apžvelgsime 7 moterų archetipus ir joms būdingą aprangos stilių. Iš pradžių pristatysiu kiekvieną deivę labai trumpai. Pilnam deivio pažinimui yra skirtas šio trečiadienio nuotolinis seminaras. Ir beje, kiekvieną savaitę, trečiadienį nuo 6 iki 9, 7 savaitės iš eilės, mes keliausime per tuos 7 deivių archetipus, kuomet pasakosiu absoliučiai visą meditaciją. Na, o penktadienį Palangoje susitelksime būtent į aprangą. Ir su skaidrėmis, iliustruotomis deivių ir moterų įvairiausiais pavyzdžiais, paveikslėliais, fotografijomis vesiu jūs per visą deivių panteoną. Sužinosite, kaip kiekviena moteris susitapatina su deivių archetipu, kaip jinai rengiasi, ką nešioja, kelnes, sijoną, suknelę ar galbūt kažkokią laisvą tuniką. Sužinosite apie to archetipo avalynę, kokią rankinę nešioja tokio tipo moteris, kokius apatinius. Sužinosite, kaip jį žiūri į grožio procedūras, manikiūrą, pedikiūrą, depiliaciją ir panašiai. Kalbėsime apie tos deivės dėvimus papuošalus.
Taigi, tokiu būdu keliausime per 7 archetipus. Artemidė, Atėnė, Hestija. Tai yra nepriklausomų, savipakankamų deivių archetipai. Dažniausiai jie apsprendžia vienišą moters gyvenimą. Tai yra senmergystės archetipai. Toliau tyrinėsime Heros, Demetros, Persefonės archetipus. Šio tipo moteris renkasi tarpusavio santykius ir tampa nuo jų priklausomos. Žinot, taip ir yra, tik atsiverk santykiam ir kas nors perės kaustytais batais per širdį. Tai vad Hera yra priklausoma nuo vyro Dzeuso, Demetra yra priklausoma nuo vaikų, o Persefonė dažniausiai yra priklausoma nuo kitų stipresnių autoritarinių asmenybių. Vaikystėje tai gali būti motina, o vėliau vyras Hadas. Ir 7 archetipas bus Afroditė, grožio meilės deivė, alcheminė deivė. Kuomet moteris susitapatina su archetipais pagal jos aprangą, šukuoseną, naudojama ar nenaudojama kosmetika, batelius, rankinę, apatinius, galima sužinoti viską apie tos moters vidinį ir išorinį gyvenimą. Na, pavyzdžiui, moteris susitapatinus su Atėne nešioja dalykinio stiliaus batelius. Tai yra klasikiniai laiveliai ant vidutinio aukščio pakulnės, kurie nekaukši darbe. Ji nešioja klasikinio stiliaus kostiumėlį su bliuzelė užsegiojama iki pat kaklo, o jos rankinė yra portfelis, kuriame telpa dokumentai ir kompiuteris. Na, o Afroditė susitapatinusi su šia deive, moteris dažniausiai nešios sukneles, plevenančius tokius drabužėlius, jokių būdų nedėvės kelnių. Batai bus labai spalvingi, gražus, aukštakulniai, bet jokių būdų nepatogus. Su tokiais batais yra gražu sėdėti kraipant kojas fotelyje, bet jeigu tenka eiti, na, nebent per raudoną kilimą. Afroditė vargu ar naudosis viešų transportų, greičiausiai ją vežioja arba ji pati važiuoja automobiliu, taip kad gali sau leisti ir tokią avalynę. Afroditės rankinukas bus derinamas kiekvieną kartą, kai ji keis drabužius. Tikras vargas perkrauti visus daiktelius iš vienos rankinės į kitą. Rankinukas bus madingas, ryškių spalvų, nebūtinai praktiškas, į jį gali tilpti tik tai telefonas ir kreditinė kortelė. Tokia moteris lanko grožio procedūras, garbanoja plaukus, dažniausiai nešioja ilgus garbanotus plaukus. Dar vienas archetipas Demetra. Šio stiliaus tipo moteris neturi laiko rūpinimuisi savimi. Plaukai gali būti ataugę per kelis centimetrus, ta prasme seniai dažyti. Jinai rūpinasi vaikais, ištisai nešioja juos ant rankų, rankos pilnos parduotuvių krepšelių, maišiukų. Ji nešioja didelę tašę, kad tilptų bent 5 kg mėsos, ir vaikų pampersai, ir visokie žaisliukai. Drabužiai Demetros bus tokie dukslus, greičiausiai toksai pasenęs sijonas ir koks nors megztukas. Kartais Demetra gali dėvėti ir kelnes, kurias laisvai sukiša į lengvai apsiaunamus batus. Batų geriausių atveju nevarsto, o greitai iššoka juos, lėkdama paskui vaikus. Taigi, mums kartais atrodo, kad mes esam tokios unikalios, nepakartojamos, kas čia darosi, kodėl yra taip. Žmonės suprasti yra taip pat labai sunku, jų 9 galybės. Iš tikrųjų, mėlyjei, viskas yra visai kitaip. Įdėjus truputėlį laiko, pastangų, energijos, galima greitai pradėti matyti visą pasaulio žmonių įvairovę
kaip tam tikrus pagrindinius archetipus. Kuomet moteris yra labai išsilavinus, išsivysčiusi, joje gali atsiskleisti netgi keletas archetipų, bet dėja iš mano praktikos matau, kad didžioji dalis žmonių vargiai būna realizavę netgi tą vienintelį prigimtinį sėklinį archetipą. Ezoterikoje yra toksai posakis, tai, kas mes esame, yra Dievo dovana mums, o tai, kuo mes tampame, yra mūsų dovana Dievui. Manau, kad tą gyvenimą, kurį esam gavę kaip dovaną, turim praleisti prasmingai ir mūsų pagrindinis darbas yra realizuoti savastį, realizuoti savo esybę kaip galima aukštesnėme lygyje. Na, o visi kiti darbai, darbeliai, šeima, vaikų auginimas, darbas, karjera, visos veiklos, draugai, užsiėmimai ir taip toliau yra tik tai papildomi darbai. Nuo savirealizacijos mūsų niekas neapsaugo, nors kartais moteris slepiasi nuo šito už įvairiausių vaidmenų, kuriuos tiesiog užsideda sociume. Tačiau tuomet, kai staiga sustojam arba kai būnam be savo mylimukų, gali užgriūti begalinė vidinė tuštuma ir klausimas, kas aš esu? Kas aš esu, kai į mane niekas nežiūri? Šituo baigiu, mielieji, vartai neužsidaro, skambutis vėl ateina mano lankytojai, klientai. Na, o jūsų laukiu penktadienį Palangoje ir primenu, dar galioja registracija į nuotolinį mokymo kursą. Deivės kiekvienoje moteryje, pasistengiam būti deivėmis. Su meile, jūsų Dalia.